O kodėl istoriją pasirinkot? Nežinau, lengviausiai įstoti gal buvo. Ne, tai buvo minčių istorijai fizinis, bet vienintelis dalykas, aš intensyviai sportavau, bet vienintelis dalykas, kas man nepraėjo, gimnastika. Jau nemokėjau vartytis aš ant to turniko visiškai. Ir nebūčiau įstojęs. Tai su čemodanu atvažiavau į universitetą. Ten įstojau ir pratraukiau tas 5 metus. Tas jau paskirimas, kaip tada būdavo. Ir tas, sakau, buvo labai geras dalykas, nors ne visiems patika. 3 metus atidirbti Šiauliuos. Atidirbi, o paskui veikti kur nori, jeigu nori. O planavot kaip? Tai nieko aš neplanavau. Nes kiti galvodavo, atvažiuosiu į Šiaulius, padirbsiu čia ir į Vilnių. Ne, mokytis. Į Vilnių tai tikrai nenoriu ir nenorėčiau. Nenoriu. Per daug. Šiauliuos, kolektyvas buvo geras, draugiškas, visokiausių renginių pilna. Per tos 3 metus įsitvirtinau, daugiau ką. Paskiau dar netyčia susitikom ir viskas eina gerai. Po šiai dienai. Bet muziejai pradėjo dirbti Aušros muziejui, kokiam skyriuje? Tarybinį laikotarpį istorijos skyrius, pas Austrą Palapienę. Va. Energinga moteriška buvo, viską ten. O paskiau, po kurio laiką, nežinau, aš dabar ten tiksliai tų visų peripetijų, kaip ten, kad Dilys jau ten prisijungė tas skyrius muziejus prie Aušros muziejaus. Ir ar jis nenorėjo, ar dėl darbo, nežinau aš dabar tiksliai, kodėl, bet jis jau nebedirba. Ten buvo vienintelė Ročytė. Tai aš jau čia pradėjęs fotografuoti, tai Ciciena sako, eik. Gerai, eik, tai eik. Ir nuėjau, kaip ten sukūrė muziejininkai dainą per kažkokį ten šventį. Nebeatsimenu aš tos dainos, bet kad išėjo pas Ročytę. Bet jau buvot pradėjęs fotografuoti? Jo. Ir kas paskatino fotografuoti? Kaip ten nutiko, kad tas fotoaparatas jūsų rankose atsidūrė? Kaip nuotraukas daromos aš buvau matęs. Nes kai studentai buvom, ten vienas ten fotografuodavo, kambariokas. Čia direktorius, sakant, yra aparatas, viską, ir laboratorija. Pamėgink. Pamėginau. O kur laboratorija buvo muziejuje? Dabar, kur ta Venclauskių namas, 2 aukšte, kažkur per patį vidurį ten. Dabar bijau pasakyti. Kažkoks ir fotografas muziejaus buvo? Nebuvo jokio fotografo, nieko. Nieko nebuvo. Tai aš paskiau buvau vienintelis. Kai įsivažiavau. Dar, žinau, kad pirmą nuotrauką spausdino laikraštį. Pirmoji nuotrauka spausdinta buvo Saulis Biliauskas, jeigu tokį žinot, jis toks šipsos, į pirmą nuotrauką įdėjo. Su eksponatu kokiu nors buvo? Ne. Šiaip? Taip savo. Darbo pirmumas? Kažkaip aš dabar neatsimenu ten tiksliai. Pas mane visas tos iškarpas, kas spausdinta, pas mane viskas ir sudėta. Papkis tokias. O eksponatus, pavyzdžiui, ten kokį nors ten archeologų šūkę reikėdavo fotografuoti? Tai visko buvo. Apskaitai tai muziejui? Visko buvo. Ir paskui ir renginiai, ir visur, kur aš nebuvęs. Jūs fotografavot ir prieš fotografijos muziejų ir jau dirbdamas fotografijos muziejui? Jo. Dirbdamas. Dar paskiau ten Vilniaus gatvė, kur dabar 2 aukšte, tai laboratoriją įsirengėm normalią. Ten tokias vonės iš to tekstolitinis suvirina, nuklonas ten. O Šedžius ten, tas ne jaunasis, bet senas Šedžius. Ten pas jį štai irgi nuėjau, reik. Gerai, padarė, niekai mokėti nereikėjo, nieko. Ten 2 didelis vonės tokias padarė, kad ten nuotraukom plauti. Vienu žodžiu ten. Ir sėdė ir dirbi kartais. Kartais ir per naktį būdavo.
Nu, tai būdavo, kad jūs direktorius ir einat fotografuoti kažką. Nu, tai kas čia tokia? Koks čia direktorius? Nu? Niekad direktorium nieks nieką nevadina. Nu, nebent taip savo. Vedėjas ir viskas. Nu. O tas fotografavimas, nu, tai jis man netrukdė. O kai vedėjas, tai dar geriau. Aš kada noriu, aš tada neinu dirbu. Nereikia nieko atsiklausti. Ir nieks netrukdė. Nei Cicėnas trukdė, nei ką, tik skatino. Kaip keitėsi tos temos, kokios pradžioj domino, ką atkreipdavo dėmesį ir slinktis? Ne, nu tai temas labai paprastas. Vykst kažkokie miesto renginiai. Nu ir varai fotografuoti. Ten irgi visokiausi šventės visokias ten, nu tai ir į miestą išeini kartais taip savo patarškinti. Ir visokiausi renginiai, nebuvo tokių problemų. Ten, pavyzdžiui, Salduvės piliakalnį, tą monumentą, kai statė. Nu irgi, jau fotografavau dar statybų, arba Saulės laikrodžių irgi statybų tuo momentu. Paskiau atidarimas, ten visi Griškevičiai ir visi kiti, ten, nu, vat, kaip dabar sėdim, tai aš šalia jų visą laiką. Nu, leidimą turėjau, nu, leidimą gauti, tai nusispjauti, vienu žodžiu. Reik visada gauni. Ne visi ten prieidavo, bet nebuvo taip, kaip dabar čia kišenės tikrina ar ką. Popieriukas paprastas. Leidimas ir eini. Kokie santykiai su cenzūra buvo? Nu vis tiek tiek lavlytas, visa kita, ten gal kad muziejus buvo lengviau biškai? Nu, žinok, aš absoliučiai neturėjau jokių problemų su jokiom cenzūrom. Nes reikėjo, nu, plakatą atspausdinti, afišą atspausdinti, viską turi nešti. Sakau, nu, nueini, aha, taukšt štempelis ir viskas, ir eini. Ir jokių ten, kad ten kabinėtus prie žodžių ar ką, nu nebuvo, bent jau man. Kitiem galbūt kas nors, gal kokie tekstai dideli, ar dar kas nors, to nežinau. Bet ar ten katalogus, ar bukletus darydavai ten irgi leisdavom ten. Ir tų užsienį kai kurių tų fotografų, ir tų lietuviškų ten visokių. Nu ką, reikėdavo nunešti tą tekstą. Bet nei ten skaitydavo, nei ką. Užmetė akį, uždėjai štempelį, pasirašė ir laisvas. Ir eini į spaustuvę, tada tartis, kad tau atspausdintų kuo greičiau, kai reikia. O ten irgi savi žmonės jau buvo, nebuvo tų problemas. Savo, net ir tokį dalyką, kur privačiai niekada negalėdavo, nu, savo vestuvių kvietimą. Nu, ir man ir atspausdina praktiškai už dyką, ir tas cenzūra praėjai be jokių problemų. Bent aš jau neturėjau problemų. Nu, tokių dalykų. Arba parodos. Taip turėtų ateiti pasižiūrėti tą parodą. Nu, bet nė kartą nebuvo pas mane ta cenzūra atėjusi. Didžiausi cenzoriai, kaip sakau, buvo ten partkomas. Tada Vaidila buvo, po to Morkus buvo. Su Vaidila, kai turėjom tokį konfliktėlį apie aktų parodą. Vienu žodžiu pasižiūrėję. Jezau, čia mes tavi nubausim, čia ateina Lukauskas, pirmas sekretorius su svečiais. Nubausim tave. Sakau, ne jūs mane nubaus, nei ką, aš nepartinis, ką nori. Ta darykai, viskas. Vienu žodžiu, atėjo Lukauskas, o Jėzus Marija, kokia puikia paroda. Vaidilai liežuviškišis, stovau toks kaip kelnes pridėjęs, nu, ir viskas, nu. Bet aktų paroda tai tarybiniais laikais čia tokia drąsus dalykas. Nu, drąsus dalykas buvo. O kelinti čia galėjo, perestroikos dar nebuvo, jeigu nebuvo jokios dar perestroikos. Arba, pavyzdžiui, būdavo tokius, jeigu žinau tokį dalyką, kai karikatūrų ir fotografijų paroda. Nuotrauka, pagal tą nuotrauką karikatūras nupaišytas nuo vienu žodžiu. Tai irgi ten visokių būdavo dalykų. Čia irgi galėjai kartais kabintis. Niek. Net neturėjau problemų. Su jokiais saugumais nesuturėjais problemų. Studentai, kai buvom, važiuodavom į tos kolchozus visur, su mašinu, traukdavom visas tokias sieksės su tie žalia rūta, kad Lietuva laisva būtų ir visokias kitokias.
kad nors kas iš kurso būtų ką nors įskundęs. Nieks. Buvo tokių, kurie žinom, kad buvo, kurie galėjai, bet jie patys tokie buvo. Niekad nebuvo jokių skundimų, niekad. O su tuo tai nesusidūręs. Kas gal susidūrė, nežinau, bet mano tai nepapuolė. Taip ir čia su tom parodom. Viskas būdavo gerai. Tai sugrįžtant prie fotografijos, žodžiu, vis kažkokios tokios aplinkinė gyvenimo aktualijos, miestas buvo tas pagrindinis objektas, bet buvo ir turbūt tokių kūrybinių temų, mesgi žinom jūsų, pavyzdžiui, kontoro žmonės, ne? Tas ciklas, irgi netyčia. Kaip jis atsirado? Netyčia. Pasiėmiau aparatą buhalterijoje ten, kur tas nugarai yra Jonas Tamulis, va, ten buhalterė Šulskienė buvo, dar kažkas ten. Vienu žodžiu pasiėmiau, jie slepias, aš fotografuoju. O taip ir gavos. Paskui žiūrim, kad visai nieka išėjai. Va. Arba ten per vestuvius, kiek aš tų vestuvių, tai būdavo šventi, kada turi laisvą savaitgalį, kai neturi vestuvių. Ir uždirbti gali. Ir kai kurių kadrų pasitaikydavo, buvau ir padaręs tokią kaip ir seriją tų vestuvinių nuotraukų. Dabar tik tai jau Tai vestuvės irgi daug fotografuodavot? Sakau, šventė būdavo, kai turi laisvą savaitgalį. O taip, užsakymą, va. Skaidrės ar nuotraukas? Nuotraukas. Pradžioje juodai baltas, sėdi per naktį, dirbi, ojojoj. Vonį užsidarei ir varai, kad ant ryto kažką grįžti, kokį 12 nakties, kol juostas išryškini, kol viską, kol padarai. O ant rytą reikia nuvežti, parodyti, susirinkti kapeikas. Va. O tuo etapu pradiniu, kai fotografijos muziejus persikraustė į Vilniaus gatvę, reiškia, buvo etapas, kai jis buvo kažkur kitur, ar ne? Jis tada Pradžiai tai, kada aš atėjau, kaip sakė, išėjo pas Ročytę. Buvo Ežero gatvėje, namų valdybos pastate, ten turėjo kažkokį tai kampą. Ten buvo knygos, ten bibliotekas, ten pradžioje ir sėdėjom. Bet čia priklauso Aušros muziejui, reiškia? Dar tas nepriklausė dar. Čia buvo namų valdyba suteikusi Diliui patalpas. Va. O paskiau jau čia centre, kada jau atsidarė, tada jau jo. Tada čia ir tai jūs atėjo dirbti tada, kai dar buvo muziejus namų valdyboje? Jo, dar. Ten, bet jūs buvot nei ten ekspozicijas buvo, nei niekad ten, buvo paprasčiausiai. Bet jūs buvot Aušros muziejaus darbuotojas? Taip. Tai jūs visą laiką Aušros muziejaus darbuotojas. Darėt tą kraustimą į naujas patalpas? Jau paskiau jau, kai čia buvo pramušytas patalpas, padarė remontą, tai jau ten tada persikraustėm ir viską. Paskiau buvo ir 3 aukštas jau tada. Tai ta ekspozicijos darimas buvo tam 3 aukšte. Gerai, papasakokit plačiau, tas persikraustimo momentas iš Ežero gatvės į Vilniaus gatvę. Į Vilniaus gatvę kraustantis pirmiausiai reikėjo sukurti tą vietą, ekspozicijai, stendai ten. Niekad ten nebuvo dar pradžioje, jokių ten stendų niekad. Persikraustėm ir viskas. O paskui jau viskas darbą eigoja, ten pabiški. Nes pirma ekspozicija tai ne 79 metais tik tai ir atsirado. Ne iš karto, jeigu 76 patalpos skirtos, o po kelių, tik tai po 3 metų ekspozicija. Ta rimta ekspozicija, ar 89 ar... 79. Ne, dar. Čia jau antroji. Čia ta didžioji, kur buvo 3 aukšte, aš sėdėjau ir dariau visą laiką tą ekspediciją, ten niekai neveikiau daugiau tuo metu. Bet pati jau ta pradinė, tai buvo... Pradinė tai... Ne iš karto ten, iš karto nieks nesidaro, bet po biškiuką, daugiau parodas buvo ten, teisingiau, parodas buvo. Tokios kaip muziejaus ekspozicijas praktiškai dar nebuvo. Ta ekspozicija atsidarė tik tai, kada pavasarį, 89 ar aš turiu pasižymėjęs, bet nebeatsimenu ten tų ar 8 ar 9, kad žinau, jau prasidėjo tą pabiškį perestroiką ir mes atidarinėjom tą ekspoziciją. Ir tada aš jau ten
irgi dar iki šautų jau tokių iš karo metų ten šių bei tą, kad ten vyka renginiai, nu, viskas, kai jau kažką galėjai, nors ir nelabai dar leido. Va. Ir tos baldus baisiai ilgai ten projektavo, o projektavo tos baldus tada, jeigu atsimint, kokie ten buvo dėžės didžiausias, tai tas Friedrichas Samukas, dailininkas, nu, karikatūristas, kur čia prie Kindziulis. O jisai šiaulietis Friedrichas Samukas? Ne. O kaip jis čia atsidūrė? Ne, nu tai čia Vilniaus dailės kombinatas dirba, nu tai čia buvo taip jau, per ministeriją viskas. Nu. Nes jo braižas labai išskirtinis, Jo. yra kaip karikatūristo Jo. pažįstamas labai. Jo. Bet tai ta ekspozicija, kuri, nu, jinai 90-ais turbūt tas Nu, atidarymas galbūt, buvo, aš jau dabar atidaryta sakau, jau ta nebeatsimenu šventė tik. atidarymo. Turiu pasakyti, kad jinai labai išsami buvo, taip kapitaliai padaryta, tai žodžiu, nemažą tyrimą turėjot atlikti vis tiek fotografijos Nu, tai- istorijos, kad taip labai išsamei, retrospektyviai Nu, aš pateikti. stengiausi daryti taip, kad, nu, chronologiškai, kad gautus. Ne taip, kad, aha, gabalas čia, bet taip stengiausi, nu, chronologiškai, kad eitų nuo iki tų laikų. Nes vis tik, šiaip ar taip istorikas, nu reiktos chronologijas. Dabar kaip padaro kai kas, tai Jėzus Marija, tai ne 3, ne 9. Visko būna. Ir kiek metų dirbot prie ekspozicijos, sakykime, taip, grinai kūrimo? Kūrimo, medžiagos, rinkimo, dėliojimo, koncepcijos, tyrimų, nes tikrai tyrimų daug, tuo metu mes neturėjom nei fotografijos istorijos, nieko tai nieko parašytos, neturėjom. tai reikėjo iš kruopų susirinkti, ar ne? Nieką neturėjom tada dar. Nu ką, irgi pagrindas buvo ten Jodakė, irgi ta disertacija, ten vienu žodžiu, ir jo konsultacijas irgi daug, vienu žodžiu, ten irgi, nu, spaudoj, nuknisaus, aš ten irgi ir to spaudoj, tų laikų, ten ir muziejaus, ir toj bibliotekos įvairios, nu, irgi, nu, reikėjo sėdėti, o taip sėdi ir vartai, ir žiūri, ir ieškai ką nors, atrandi, o karo metais ten, o fotografijos konkursas prie vokiečių, nu, įdomu, irgi, to žurnalos kai kuriuos. Nu, porą metų nemažiau aš ten sėdėjau. O su senais fotografais pabendraudavo, Šiaulių, pavyzdžiui, koks Gerardas Bagdonavičius, dar kažkas. Jo, nu, būdavo gyvi dar. kaip su Penzeliu nepabendrausi, nu. Penzelis jis buvo, kaip jau visi vadina. Fotografavau aš pas jį, ten visą tą jo namą. Vat ir ateidavo, nu bet kai ateidavo, tai toks įkyrus jau, Jėzus Marija. Papasakodavo ko nors įdomu. Oi, jis tiek pasakodavo, kad visi, vienu žodžiu, mėgindavo išeiti lauk kartais. Jam ar duodi žodį ar ne, jis ką pradės, o taip. Ir monotoniškai, ir varo. Ir nesustabdysi, nu. Prisiminimų jis dalindavosi, ar kažkokiais pastebėjimais? Visai jis ten buvo. Užsikabindavo už ko nors, tai, nu ir prasideda. Bet stengdamės jo nekviesti. Kai, nu, jau Penzelis atėjo, nu, reiškia, jau bus. O tai, tų senųjų, nu, irgi buvo ir tų fotografų, bet kad tokių baisiai žymių, tai tuo momentu iš tų senųjų, kad Šiauliuos nebuvo užsilikę jau. Nu, mūsų kartos, o ten visi Dailidis, Ustišenkovai, Mikalauskai, ten Dilys, nu, kai kurie kiti dar. O kurie kiti, pavyzdžiui, ką prisimint? Nu, pavyzdžiui, toks buvo Alfonsas Dauskurdis. Jis mažai daug fotografuodavo, bet jis nesirodydavo per daug. Bet visur dalyvaudavo. Irgi toks įdomus senis. Dabar jau tikriausiai jo nebėra, nes tada jau buvo gana senas. Gediminas buvo. Romualdas, ne? Romas. Pareiginis. Romas. Ne viens jie buvo. Ne viens. Paskiau Jonas Raškevičius, nu, Musneckas irgi. O Musnecką nežinau. Gyvus, negyvus? Nebėra iš. Nebėra.
Nu, daug. O kuris buvo tuo metu kiečiausias fotografas Šiaulių? Nu, vat sakai, o tas tai jau čia. Ar tokia nebuvo? Nu, kad ten kaip vienas pats kiečiausias, nu ką. Nu, Dilys, nu. Jo geras nuotrauks, nu, reportažinis daugiau. Ostašenkovas, jo jau savotiškas tokis labiau nuotraukas. Mikalauskas irgi buvo rimtas. Vileikis Arūnas, nu. Kas ten darant, atsiminti reikia. Nu, pavyzdžiui, buvo Šiauliuos taip vadinamas Kultūros liaudės universiteto fotografijos meno fakultetas. Va, tai ten aš vadovavau tam kelis metus. Darydavom programas, kas mėnesį visokie renginiai. Prisirinkdavau gana nemažai žmonių, nu ir prisikviesdavom. Ten ir Karpavičius ne vienas iki buvo. Ir daug tų fotografų visokiausių ir iš Latvijos, ir iš Estijos, ten ir Tomingas, ir Birkmanis, ir daug tų atvažiuodavo. Ir svarbiausia, pinigų nereikėjo mokėti. Va. O mokėdavo Žinijos draugija. Jie išsirašydavo komandiruotę per Žinijos draugiją, jiem apmokėdavo kelionį, viskas. O mes, aišku, čia kainuodavo ten priėmimas, tai kavutė, vakarienė, ar kokį čerką, ar dar kas nors. Ne visiems, aišku. Bet, sakau, problemų nebuvo. Va, tokius renginius darydavo, o kaip jūs viso Aušros muziejaus kontekste, fotografijos muziejus, kokią vietą užėmė ten, kaip sakant? Buvo išskirtinė vieta vis tiek šiaip. Ne koks skyrius vadinamas, bet neoficialiai muziejus, oficialiai skyrius. Va, kaip ir visi skyriai. Kaip ir dabar turbūt, ar ne? Tas pats skyrius. Ir, sakau, tų renginių pas mumis buvo daug. Bent jau po vieną kas mėnesį. Tai aš dar turiu ministerijos raštą už gerą darbą kultūros tam fakulteto organizavime. Buvot soclenktynių nugalėtojas? Nežinau, ten lenktynių nugalėtojai, bet... Penkmečio planą įvykdėt per 4 metus. Su kultūros skyrium miesto tai, puikiausi santykiai mūsų buvo ten. Kaip ta velnės. Zinaida Gaurilčikinė, Bernadeta Markevičienė, Stulgienė. Markevičienė tai jau biški iš šono. Stulgienė irgi jau su ja neturėjau reikalų. O su Gaurilčikinė jo, moteriška buvo. Nors jos vyras toks pijokėlis buvo geras. Mokyklai dirba su žmona. Sakė, ir į mokyklą, ir į pamokas ateidavo pagėris. Moteriškai čia buvo problema ir kažkada jie pati godės. Va. Bet pati tai buvo, nuostabus žmogus. Va. Verkulinė, tada kultūros darbuotojų profsąjunga vadovavo. Aš irgi ten jų kompanijai buvau profsąjungoje. Kaip organizuodam turistinius sąskrydžius visokiausius. Ten kultūros darbuotojai ir miestą, ir respublikiniai, kiek Aušros muziejaus mes nuskynę laurą esam. Tos sąskrydžios. Tam tarp ir fotografijoje. Kai būdavo turistinis nuotrauks konkursai, tai iš ten ne vieną tokį turiu raštą. Gerai, o buvot jaunas žmogus ir jum davė muziejui vadovauti. Čia toks, 75-ais baigėt mokslus, ne? Jo. Ir dabar gaunat viršininko pareigas, kai tuo tarpu ten kokios nors ten moteriškės dirba tam muziejui. Ne, ten. O, ta pati Lozaitinė. Nuo 2 kartų atėjom čia. Ji praktiškai iš karto gavo pavaduotojas vietą. Va. O aš po metų kažkur panašiai tada į fotografiją. Na, aišku, jaunas durnas dabar, kai pagalvoju, būtų davę tiek proto, kiek dabar turi, tai visai kitaip gal būtų buvę. Bet irgi, pavyzdžiui, sakiau, su Diliu santykiai. Pradžiai viskas tvarkoja, bet paskiau atsirado vienas veikėjas, toks Šidlauskas. Jis ten kaip ir menininkas buvo, ir laikraštį dirba.
Nu, kai čia aš atėjau, aha, mato, čia jaunas, durnas, nu, to visokias intrigas, va, dėlys tą daro, dėlys sukčiauja, dėlys tą, vienu žodžiu, nu, kursti tiesiog, nes jų santykiai buvo irgi prasti. Aš kažkada pasakiau dėliui, kad taip, tai jis baisiai supyka ir ant manęs ir ką. Aš sakau, man taip sakė vienu žodžiu ir tu. Nu, bet paskiau gražiai viską išsiaiškinom ir tada mūsų santykiai buvo liuks su dėliu. Bet sakau, ir ne vieną kartą, va taip vis tai tą, vis kurstida, vis va taip. Nu, vienu žodžiu, buvo visokių intrigų. O kai sakau, kai jaunas dar ne viską žinai, čia dar irgi šviežiai atėjęs, nu, ką tu ten žinai apie jų tos santykius, nu. Buvo visko. Tai jūs vadovavote. Ir Sutkus norėjo tą biblioteką pasiimti į Vilnių, viską. Tik biblioteką, ne visą muziejų? Biblioteką norėjo pasiimti irgi. Pradžiai gal ir muziejų, bet paskiau biblioteką norėjo, bet čia jau, kai jau buvo prijungta prie Aušros muziejaus, nieks jam nebatydavė. Va. O tai Dilio statusas buvo, jis iš tikrųjų va, tam pradinėme etape, kai jau tam ir naujose patalpose, jisai ten daug dirbo, bendradarbiavo, bet jo statusas kaip? Jis darbuotojas buvo? Ar jis niekad nebuvo darbuotojas. Kai aš pradėjau ten dirbti, darbuotojas jis niekad nebuvo. Jis buvo tik tai, kaip organizatorius, toks, aktyvus žmogus. Ir tie festivaliai visi fotografijas. Jo iniciatyva, jo ryšiai, viskas buvo ten, prisikviesdavo ten iš visos sąjungas, tie fotografijas meno festivaliai, Gintaro kraštas, ten tos parodos, dviratis, sportas, sveikata, transportas, ten, ir daug organizavo, jis organizatorius buvo. Jis gimis organizuoti, vienu žodžiu. O čia mes jau visi kiti buvom, skaitykim, pagalbininkai, vykdytojai. Jis organizavo ten ką, o mes dirbam tą jau kitą darbą. Vat. Ir privažiavo, čia festivaliai, atvažiuodavo iš Maskvos, ten, Izvestijas, ten Sovietskaya foto ir Pravda ir taip toliau visokiausių. Ir atvažiuodavo tokių žmonių, žinai, kad su vienu tai mes puikus draugai tapom. Toks Viktor Akhlomov. Vienu žodžiu buvo ir mes taip susidraugavom, kad jis man organizuodavo tas keliones į Maskvą. Cicėnas žiauriai irgi krepšinį mėgėjas buvo. Komandiruotis į Maskvą, pas kažką tai, kažko vienu žodžiu muziejaus reikalais, bet visą suderindavom, kada ten superfinalai vykdavo. 86, 87, 88 metai, 3 metus iš eilės važiavau ten. Paskambino Viktor, atvažiuoju į krepšinį, viskas gerai, atvažiuoju, datas, viskas tiksliai, nuvažiuoju, viešbutis užsakytas, Izvestijų vardu, Raudonoje aikštėje, ten Gastinica Rasija ar Gastinica Maskva. Vienas iki generalinį štabą viešbutį gyvenau, kai kitur negavo vietos, bet jau pakrašty miesto biški. Nuvažiuoji, eini, krepšinis tada, susitinkam, jis man bamt, Izvestija, pakabukas, einam kiaurai visur, abudu kartą. Visur jis mane vedžioja, visur padėdavo. 90-ais važiavau į Maskvą, į tą Ameriką su mama. Mamas giminių ten Amerikoje, tai ją išsikvietė, ir aš kaip lydintis. Gavom tas vizas be problemų, vienu žodžiu. Sakau, nuvažiuojame į Leningradą, nuvažiuoju į vizos pasiimti. Ten vieną pravaro Amerikos ambasadoje, kitą, trečią. Ateina iš Lietuvos. Vienu žodžiu, saka, sunku pas jumis, sunku. Štempelis, laisvas. Viskas. Ten. Arba važiuoju jau į tą Ameriką, iš Maskvos reikia skristi. Nuvažiuoju pas tą Viktorą ten su mama,
pernakvojom, viską, reiks skristi, nueinu, jis mane palydėja, einu pro tą jau patikrą, viskas gražu, va šviežiaus kasečių. Tada apie muziejų ten viskas buvo nufilmuota, paskiau Sąjūdžio porą kasečių laikų dar buvo, vienu žodžiu, aha, kas čia? Nusakau, čia muziejui tada. Tai rodo, eik, va ten tas kambarėlis, eik ten, turi patikrinti viską, žinai. Žiūri, tas mano Viktoras Achlomovas, dar nepabėgęs, aš jam pamojau, sakau, manis nepraleidžiu dėl kasečių. Pažymėjimą, известия, все хорошо. Viskas eina kiaurai. O tai turit kažkur tuos, sakot, muziejus pafilmuotas kasetės, filmuotą medžiagą, nes dabar pas mumis kaip nėra jos. Jeigu to laiko. Vat aš dabar bijau pasakyti, aš ją nuvežiau ir Keziui atidaviau, tą visas tas kasetės. Bet gal filmavot, gal ten kopijas? Ne, aš filmavau, ten buvo kažkoks, dabar bijau pasakyti, kas ten filmavo. Ir greičiausiai, kad nėra tos kopijas. Greičiausiai, kad nėra. Nes įdomu būtų. Jo, O daugiau tai va. Ir su to Viktoru mūsų santykiu, tai aš turiu jo laiškus ir porą laiškų, tokių įdomių, apie 90 metus Lietuvos įvykius ir 92 metų. Ot, jeigu rusų kalbai dar kažkas suprant, tai jo požiūris į Lietuvą. Va. Nuduosiu paskiau, parodysiu. Vat. Nes aš Achlomovo pavardę tai tikrai susiduriu muziejui, jau dirbdama, nežinau, gal naujokai, bet Achlomovo, jis eksponatų, ne tiek dovanoja, kiek daugiau pardavė. Jo. Pas mane krūva jo laiškų ir vienas. O tos laiškus aš jums atiduosiu. O tarp kitko, dėl eksponatų ateimo į muziejų, ten pradiniam etape Dilys labai aktyviai, kiek žinoma, važinėdavo ten, pirkdavo kaimuose, dar kažkur. Kaip jūsų laikais buvo su tais eksponatais? Irgi ieškodavom. Irgi važiuodavot kažkur? Jo, kelis metus darėm tokias ekspedicijas. Į muziejaus mašiną, tą lietučką vadinamą, vienu žodžiu, 3-4 pasikraunamų parodą kokią. Nuvažiuoji į kokius ten miestelį, kokius Tryškius ten ar Luokė, paim tinklus, ant tinklų prikabinai ir žmonės ateina ir žiūrinėja tą parodą ir ten ir papasakoja ir atneždavo dar kai ką. Vat irgi tokias išvykas. Ir buvo labai fainas tos išvykas. Vienu žodžiu, aš turiu krūvą nuotraukų iš tų dalykų. Irgi rinkdavom. Ar dar kažkur išgirdai, ar dar kas, vienu žodžiu, kaip ir visada. Ar nuvažiuoji kažkur ten atrandi, ieškai, pats važiavau į Sverdlovską, pavyzdžiui. Sverdlovskį toks German Gizatov kolekcionierius. Jis vienas iki atvažiuoju, skambina, atvažiuoju, su traukiniu pasiteikit mane, atvežiu bandūras tokis didelis. Tas paviljoninė kamera kažkokia dar. Jis čia atvažiavo, mums problemų. Jam reikia pinigų irgi. Kol ten suorganizavo nupirkimą, tada tos komisijas pirkimą, viskas, da pinigų tai nema. O jam reikia važiuoti atgal, pavykdavo susitvarkyti. Tai jis pakvietė tada į Sverdlovską, nuvažiavau aš pats pas jį. Į Sverdlovską nuskridau. Irgi ir iš ten šį bei tą parsivežiau. Bet irgi reikia atsižymėti komandiruoti, ne pas jį atvažiavai, nueini į muziejų, nedėsim štampelių. Galų gali pavykas gauti. Žmonės, dušė žmonės. Nueinu pas jį į svečius, tada jau jis mane vaišina. Kutlietukai, viskas, kaip ir nieka. Bet paskiau prasitarė, kad specialiai iš kažkur tai per didžiausius blatus gavo mėsos, kad mane pavaišinti. Arba pats einu į Sverdlovską, pasižiūrėti. Žiūri, didžiausia eilė. Įdomu, į krautuvę įlindau, žiūriu, ką ten pardavinėjai.
O ten tas bulkutis po 3 kapeikas, perpjauta per pusę ir dešrelį įdėta. Biednystė. Jo, Tai čia buvo. mes gerai gyvenom Lietuvoje. Oi, tai čia. O tai rusai atvažiuodavo iš Maskvos, juos gal Palangą kažkur veždavot, ne? Ne, tai vežiuot nevežiojom. Niekur. Užtekdavo veiklos Užtekdavo. Nu, pavyzdžiui, atvažiavo iš Uljanovska. Dabar neatsimenu pavardės jo irgi. Šiauliuos, kur ir ta Sodžius. Nusivedžiau papietauti. Nu ką čia, lietuviški patiekalai, nu, cepelinų idėja. Paduoda, žiūri, knebinėjai ten. Taip ir nevalgy lik. Na, prie eksponatų sugrįžtant, sakot, kamerų parsivežė ten iš Sverdlovsko ar iš kur? Iš Maskvos parsiveždavau du. O čia vietoje, sakykime, va tuo metu tų senų fotografų kažkokio paviljonų, palikimo, senų fotoaparatų ar technikos dar pasitaikydavo, ar jų mažai buvo? Iš Karpavičiaus irgi nemažai esam gavę. Teisingiau jau palikimą. Kai jau daug. Dabar sunku pasakyti, aš ten jau visų net nebeatsimenu. Iš kur kas kaip. Tai žinoma, bet buvo. Ir atveždavo ir toks Izidorius Girčys buvo toks veikėjas, naglas, įkyrus seniukas, bet irgi žiūrėk kartais, ką nors atitemdavo. Čia jau legenda buvo, o jau Girčys pasirodė, jau Aušros muziejui visi ant ausų, kad tik tai jis neteitų. Matosi, aš jį iš nuotraukų žinau, tai vat matosi charakteris. Jo, toks spirgantis visur. Gerai, pavyzdžiui, retas fotoaparatas atneša kas nors, už kiek jūs jį nupirkdavot, už kiek rublių, pavyzdžiui, galėjo tai būti maždaug? Galėjai ir už kelis rublius, galėjai ir už 50 rublių. Tada vertindavo mūsų tą pirkimo komisiją. Ten buvo ta Lozaitienė, ten, skyrių vedėjai, ten direktorius, vienu žodžiu. Čia atrodo, kad vertingas dalykas, bet su moteriškom, oi ką čia šūdas, neverta. O matai, ką verta, kartais atvirkščiai būdavo irgi. Niekam nereikia, oi koks geras dalykas, Visko buvo. Čia jau negali sakyti, kad taip jau viskas būdavo labai gerai. Bet būdavo pinigų skiriama kasmet eksponatams? Būdavo. Ten tų pinigų ir konkrečiai sumas, nebėra pinigų ir nėra. Aš irgi pasinaudodavau progą, savo negatyvus pardavinėdavau irgi. Bet dabar, pavyzdžiui, jeigu susidursit su tokia pavardė, fotografą, Žakaitis, Jesilionis, žinokit, kad tokių fotografų Šiauliuos nebuvo. Ten buvau aš. Ten jūsų darbai? Jo. Ten buvo Žakaitis, Jesilionis, dar gal kažkas ten. Čia pagal mamos. Prisiminkit. Jocas. Žakaitis, Jesilionis, Jocas. O Jocas yra projektorių kažkur padovanojęs? Galbūt. Buvo ir taip. Visą muziejaus valdžią žinojo, bet tik tai darydavo taip, kad ne visą gali iš savų paimti. Bet ir direktorius, ir visi pavaduotojai visi žinojo. Bet oficialiai užrašyta, taip, Žakaitis, Jesilionis ten, Žakaitis mano pusseseris vyras, Jesilionis kaimynas, Jocas irgi pusseseris vyras, tokie dalykai. Ten, vienu žodžiu, grinai tik tai mano. Nes tokių fotografų nebuvo, jie aparatą rankos nėra turėję gyvenime. Aš esu kažkada sakęs kažkam. O Lozaitinė turėtų viską žinoti. Mes ištaisysim turbūt šitą istorinę klaidą. Nežinau, kiek apiforminta ten jų dabar lika. Gal kas taisy, gal nežinau to dalyką dabar pasimės. Nesusidūriau, žinokit, su tokiu teismu. Jau aš fondus gerai žinau, iš tikrųjų, esu gerai išnaršius ir tuos pateikėjus vadinamus irgi.
Tai nemačiau, kad būtų kas nors taisyta, reikės dar mums pataisyti. Nu, vat pasižiūrėkit. Aš užtat savo kolegom visą laiką sakau, kad mes turim kaip istorikai tikrint šaltinius ir niekada nepasikliaut kažkokį vieną įrašą. Čia geras pavyzdys, kaip laikmetis gali toks būti ir viskas. Nu, tai buvo taip. Kai kas buvo mano vardu, viskas, kai ką, nu, sakai, jau čia per daug. Tada rašykime man ko nors kitą, nu. Juozapaitis irgi liktai fotografuodavo, ar ne? Nu, šiek tiek fotografuodavo. Nu. O tarp kitko, daugiau fotografijos muziejų fotografuojančių prie jūsų nebuvo? Ne. O Šulskytė kada... Nu, Šulskytė jau paskiau pradėjo fotografuoti. O kada atėjo dirbti muziejui? Šulskienė buvo jos Šulskienė buvo buhalterė, jos mama. Aha. O Šulskytė atėjo... Vienu žodžiu, Šulskytė buvo taip, kad aš dabar neatsimenu tiksliai tų metų, kai atėjo, bet va, aš 90-ais važiavau į Ameriką, grįžęs man, sakau, jau buvo toks biški šokas, kai pasižiūri ten ir pasižiūri čia ir nesinori nieko daryti. Tada sutarėm, kad aš išeinu iš tų vedėjų, Šulskytė paliek jau mano vietoje. 90-ais? Nu, jau po 90-ų, ar 90-ais, ar 91-ais jau tas įvyka. Nes 90 metų vasarą aš Amerikoje buvau. Va. O dabar, sakau, bijau pasakyti tos tikslios datas. O paskiau aš ten jau atseit sektoriaus vedėjas, nu, bet, o po to jau iš vis nusimailinau. O sektoriaus tai kas technikos? Nu, ne, čia tik tai pavadinimai. Tik pavadinimai. Nei ten kas buvo, tai sektoriai, nei kas ten. Čia tik grinai pavadinimai. Algos ten 5 rublius daugiau gavai, nu ir viskas. Nu gerai, o prie pradžių tada sugrįžtant, sakot, atėjau pas Ročytę, ne? Tai dviese buvot iš pradžių. Jo, dviese. Bet paskui tas kolektyvas vis tiek paaugo šiek tiek. Nu paaugo, dar porą žmonių. Ir viskas. O kas buvo tai kiti žmonės? Paskiau buvo Tunaitienė, Zevertienė, to daktaro žmona. Buvo Bronius kažkurį laiką, atsiminiau pavardę, Bartulis. Va. Bet toks irgi biški energingas vyriukas. Paskiau kas atėjo, Henrikas Jokubauskas. Pala. Bet jis daugiau fotografų, paskiau jis ūkvedžių buvo, kurį laiką jau Aušros muziejui, nu. Bet ten irgi gerai sutarėm, jis, nu, baigęs fotografiją Vilniuje technikumą. Atėjo, kurį laiką taip dirba. Dar vienas, aš ten trumpai dirbęs, aš dabar neatsimenu jo pavardės net. Bet labai trumpai buvo. Nu ir viskas, daugiau nieko nebuvo. Tai va, taip ir sukomės. Nu, vis tiek Ročytė jau tokia tyrėja buvo. Nu, Ročytė tokia, kaip čia pasakius, tyli. Dabar, kiek žinau, Murzas Chebrai buvo ilgą laiką. Nu, dabar toj Murzat neaišku, kur jisai yra. Nu tai va, bet jį net kandidatavo į miesto tarybą kažkada. Bet aš irgi netyčia internete pastebėjau, kartais užmetė akį, įsivedė pavardę, įdomu, kur čia kokie saviškiai. Kai kurių iš vis niekur nerandi, kai kuriuos atrandi. Nu va, kai sėdi prie kompiuterio, tai įdomu kartais pasidomėti. Nu va taip ir dirbam, Ročytė daugiau rašė, aš daugiau lakščiau. Ir tas parodas darydavau, ir eksponuodavau pats tas parodas, dėliodavau ten, ir organizuoju. O Ročytė spausdindavo etiketės su mašinėlė labiau. Nu, išsiskleidė ten tas nuotraukas, kaip ir dabar turbūt, ant grindų. Ir va, ta bus čia, ta čia. Ir kilniuoja, dėliuoja. Gerai, kad atvažiuoju kartais patys autoriai, jie žino, jie tada susidėlioja. Bet dažniausiai būdavo, gavai, atsivežiai, nu ir, bet nieks per daug nesiskundė, kad blogai padaryta.
O vinis varžtus, kas suko į sieną? Jūs? Jokių vinių nebuvo sienos. Ne. Vėlūgi buvo viskas. Buvo pagal viršų juostelė metalinė pritvirtinta, viela, pagalys, kad būtų lygiai nuo žemės. Vieną prisukai, kitą užkabinai, prisukai, nu ir viskas. Vienas palaika, kitas pakabin. Ir viskas. Taip ir kabinom. Bet ateidavo kažkas į pagalbą iš kokios? Ne, tai kai reikėdavo, tai ateidavo, jo. Nebuvo problemų. Tai reikia parodą kabinti, nu vienas nepakabinsi, vis tiek. Na, pasikvietė, ar ten Povilas tas Juozapaitis ateidavo, ar dar koks Jonas Žemelis ten, kai dirba, dar kažkas, nu, pasakai, reik, nu, direktorius, nu, eik. Ir čia problemų nebuvo. Viena ar dvi salės buvo? Pradžiai, kiek? 2 salės ten. Kai jau antrą aukštą užlipė, į kairį pusę, va taip. Viena salė kita. O per vidurį tas vestibiulis. O vestibiulį vidury tualetas buvo. Dėl tualeto, galiu pasakyti. Kaip remontas vyka. Daro tualetą remontą. Nu ką, išdažė, plytelių nima, nieks netur, nieka. 87 metai buvo. Buvau padaręs tą parodą, pridaręs nuotraukų, buvau parodą, aš jas pardavinėjau, tas 15-20 formatą nuotraukas, dovanodavau viską. Nu ką, pridariau, atėjo meistras tas jau vadas. Nu, nėra plytelio. Krūvelė nuotraukų, 10 nuotraukų, Žalgirį. Kitą dieną plytelis yra. Va. Kitą dieną plytelis yra. 87-ais pirkau mašiną. Parašiau paraišką, kai Vilniui ten, kur pardavinėdavo. Į voką pridėjau nuotraukų. Po savaitės gaunu pranešimą. Tada ir tada pasiimt mašiną. Maskvyčių. Buvo valiuta. Tarp kitko, tos Pietinė kronikos knyga apie tą ir parašyta. Irgi tas autorius, Kmita, jo, irgi rašo, kad ten motina iš kažkur gavo Žalgirį nuotraukų, tikra valiuta, tokia vertybė, Jėzus Marija. Ten mano nuotraukas buvo. Va. Aš irgi skaitau, žiūriu, nu, tip top, nes daugiau nieks nepardavinėjai tų nuotraukų. Va. Požerskį buvo ten paroda, Rakauskį ten paroda, bet nuotraukų tai nebuvo. Požerskio buvo Žalgirio vyrai buvo fotomenininkų sąjungoje. Jo. Kaip su fotomenininkų sąjunga reikalai buvo jūsų? Paraleliai jūs, kaip jūs ten? Nu, aš buvau ir narys fotomenininkų sąjungas. O kas ten buvo pirmininkai prie jūsų? Sutkus. Ne, bet Šiaulių skyrius. Šiaulių skyrius. Pradžiai kažkiek tai buvo Dilys, paskiau Mikalauskas daug metų, paskiau Vileikis. Bet Vileikis atsakingas sekretorius buvo. Nu, pavadinimai tai aš ten žinau, ar sekretorius vadovavo, kitaip sakant. Musneckis seniau buvo. Musneckis nebuvo vadas, ne. Jisai buvo Podžiūnas, Musneckis 70 kažkelintais jie ten buvo. Nu, bet anksčiau galbūt, anksčiau galbūt. Bet prie manęs į tą saloną atidarėm ten prie partkomo, kur buvo kokie ten 84 gal metai panašiai buvo. Tada Mikalauskas buvo vadas, Vladukas. O su kuriuo iš jų daugiausiai bendravot fotografų? Ar keliais kažkokia kompanija galbūt? Žinai kaip, geriausi draugai buvom su Mikalausku, Vladu. Nu, padušam taip. Net ir tas ekspedicijas, kur su muziejum jis irgi kartu važiuodavo ten irgi. Pagelbėdavo ir praleisdavo laiką. Gerai. Ir visada reikėdavo pagalbas, prašau visada su juo.
Nu, buvom geri draugai. Su Vileikiu irgi labai normaliai. Tai gal ne tiek artimai. O kaip su Diliu ilgą laiką vis tiek, nu, tekdavogi daugiausiai. Ne, tai su Diliu tai jo, normaliai. Jis toks energijos pritvinkis amžinai žmogus. Amžinai su juo ir aš pas jį ten daug sykių buvęs, ir jis pas mane buvęs, ir namie ten ir čierką padarydavom visaip. O kaip Eltos tas žurnalistas turėjo tokį autoritetą prie valdžios, nu, kad čia Dilys jo. Ne, tai Šiauliuos jis visur, jam duris buvo atidaras. Šiauliuos jam visur duris atidaras buvo. Ko reikėdavo? Nu, pavyzdžiui, tie festivaliai, kur būdavo. Nu, reikėdavo kažkaip pamaitinti ar pavaišinti tuos visus svečius. O tų dešrelių, tai ar dar ko nors, ar sūrį, tai nelabai taip ir buvo tuo metu. Čia visada būdavo. Mėsos kombinatas, skambutis į mėsos kombinatą, aišku, nedėlys tiesiogai, kartais ir jis pats ten direktoriui, visada gauni, atveš, arba pats nuvažiuoji paimti ir papjaustyt gali. Gerai, apie parodą sugrįžtant, paminėjot, kad fotomeno skyrius buvo ar ne įsikūręs, muziejus, žodžiu, kaip atrama ir pagalbininkas vis tiek Diliui realizuoti jo kūrybines visas parodų organizacinės idėjas ir taip toliau. Nu ir fotomenininkų sąjunga, ar ne, draugija tuo metu. Jo. Tai tos didžiosios parodos, festivaliai, kurie vyko, vis tiek vyko bendradarbiaujant ir draugijai. Ne, tai čia pagrindinis organizatorius ir būdavo ar fotomenininkų ta draugija, arba paskiau ta jau sąjunga. Pagrindiniai, čia mes irgi tik kaip vieni iš organizatorių ir pas mumis vyka. Vat kai kuriuos ten ir Gintaro kraštas, ir tas dviratis, ir kolegų paroda, ten buvo fotografai apie fotografus, vienu žodžiu, irgi ir katalogus leidom, ten viską tuos bendradarbiauti, nu kaip gali nebendradarbiauti. Bendras reikalas. Tai buvo draugijos ar vis dėlto muziejaus? Nu, dėl to finansų tai aš ten mažiausiai ir žinau. Nes aš su finansais nesusidūriau. Dilys rūpindavosi. Ten rūpindavosi arba Dilys, arba, nu, kažkiek, kad tais laikais ir tų finansų netiek reikėjo. Daugumai nebūtina buvo. Tie finansai tokie baisiai dideli. O finansai, sakau, kokie dešrytė ar mėsytė ir dar kam nors, bet ir tad už dyką ten duodavo tos gamyklas. Žodžiu, iš idėjos, iš meilės fotografijai. Nu, tai jo. Vykdavo, ar ne? Arba, nuėjai ten, kažkokiu būdu suorganizavo, kažkaip ten komandiruotę atseit, ar dar kažką, gauni tos pinigus, kad galėtum pavaišinti kažką, O ten tie visi finansavimai, katalogų spausdinimai, viskas tai čia jau atskiri dalykai. Mokėdavo ir muziejus, mokėdavo ir tą draugiją. Kooperuodavo. Ten jau oficialiai jau viskas. Už dyką irgi nieks nepadarydavo. Tų visų parodų ir taip toliau minėjote jau šiek tiek, ar ne? Per ekspedicijas kilnojamas parodas darydavot. Kodėl jas darydavot ir kaip kilo tokia mintis, kad vykstant ekspediciją dar ir parodą vežtis ir būtent kabinti ant tinklo? Nu tai, mintis tokia. Nu ką, nuvažiuosi į kaimą ir eisi per trobas, ane? Nu mes pasiskelim Telšių rajone. Tada būsim Luokiai, tada būsim Tryškios, tada ten Žarėnos kažkur. Telšių rajonas atspausdina straipsnelį. Būsim tada. Nu ką, o plikai važiuoti, neįdomu. Nu tai pasirinki nuotraukų ten, nuvažiavai, susikabinai, žmonės sein, žiūr, pasišneki, aš buvo toks, dar kažkas, taip štai, arba ten į kokį vabalninką, ar dar kažkur važiuodavom. Nuvažiuoji į tos miestelius, bet be parodos neįdomu. O su paroda jau ateini žmonės jau visai kitaip. Toks kaip būdas užmegzti kontaktą ir suaktyvinti žmonės. Ateini, žiūri, tai nuvažiuojame, ar ta Šulskytė, aš ten, dar anksčiau ir kiti. Nu ką, tuoj prieit, pasišneki, viskas, gal tas, gal ką žinot, ar gal ką. Taip ir.
Ir ne po vieną dieną tos ekspedicijos būdavo? Ne, tai palapinį įsimeti kur nors prie upelio ar prie ežero, pernakvoji, atšventi gerą dieną ir važiuoji toliau. Ten 2-3 dienom. Vat, pavyzdžiui, važiavom vienas į irgi su ta ekspedicija nuo Žemaičių kalvarija, nuo tada Vardovo vadinos. Atvažiuojam ten rugsėjį mėnesį. Įvažiuojam kažkaip, atlaidai didžiausi. Nu, įvažiuojam, o tada dar tuo metu visur prižiūrėdavo tos atlaidus ir visą kitą. Nu, žinau, kad čia įvažiuosi, paskui gali turėti nemalonumų, kuom čia įlindai. Nu, žiūri milicininkas vienas. Nu, priejau, kur čia valdžia. Ir žinai, nu, parodė, vat, eik ten. Nainu, sėdi 3 vyrai. Vienu žodžiu, taip ir taip, aš toks ir toks, mes čia važiuojam, čia ta ekspozicija, taip toliau. O ten saugumiečiai sėdi. Aha, mašina. Na gerai, tvarkoj. Darykit tą savo ekspediciją. Nu ir ką, pasistatė mašiną, pravariau, kiek prifotografavau ten. Išlikė įdomių tokių nuotraukų, kai kurių. Vienu žodžiu, būdavo ir taip. Kartais tas atsitiktinumas, kūrėjui daug lemia. Jo, bet nebūčiau užėjęs. Tada jau būtų pranešę ir būtų prasidėję, o kodėl jūs čia lindot? Bet kartais apsidrausti irgi. Gudriau pasielgs ir bus gerai. O iš tų ekspedicijų gal prisimenat kokį, didžiausią atradimą, kur žinot, kaip tiesiog įsimena, kad... Velnias dabar žino. Seniai bebuvo. O bendrai kažkoks tai spūdingiausias eksponatas, kurį ten įsigijot, nežinau, fotografija, daiktas kažkoks tai, kur, prisimenat, kad, o čia tai buvo. Na, dabar kažką tai, žinai, daug visokiausių yra. Galite pasakyti, pavyzdžiui, daguerreotipai muziejaus yra. Jie tebėra. Tai žinoma. Stovis geras. Toks kaip daguerreotipai tokio laiko. Yra restauruotas vienas, tai nežinau, bet dėl tą istoriją. Restauruotas jis buvo Maskvoje. Taip. Aš važiavau į Maskvą, nusivežiau į Maskvos istorijos, rodos, muziejų. Čia buvom susipažinę su viena maskvietė. Nebeatsimenu aš ten pavardės. Nuvažiavau, padaviau porą dienų, aš po Maskvą pasitryniau ten šiandien bei ten. Man restauravo, atidaviau, parsivežiau. Va, irgi. Bet nebuvo jokių oficialių ten tų dokumentų, nei ką. Vakas, o aš domėjausi ir galvoju, kad kažkokia dokumentacija to restauravimo, nes man buvo įdomu, nes tai yra retas atvejas daguerreotipų restauravimas. Jokių dokumentų nebuvo, nieka, viskas buvo taip. Dabar aišku. Žodžiais susitarta, žodžiais iš geros dūšės man padarė. Negarbar pavardė? Galbūt. Ten restauratoriai to muziejaus. Esu mačiusi jo, bet dokumentų jokių ne, tai vadėl supratau kodėl. Tai va. Buvo ir taip. Čia aš tiesiog replikai į Viktoro klausimą, aš iš savo patirties galiu pasakyti, labai sunku tą tokį įsimintiniausią išskirti, kai yra daug visko. Vienu momentu atrodo, kad čia kažkas įvykis, praeina kažkiek laiko, nauji atradimai, nauji eksponatai ir po to viskas kažkaip labai sunku kažką ištraukti tada tokio vieną. Kas dar? Mindaugai. Nežinau, ar kelionė Amerikoje, ar galit plačiau šiek tiek pasidalinti, kaip ten buvo tuo laikotarpiu, kaip išvykote, kodėl išvykote, ką ten pamatėte? Paprastas dalykas. Pas mamas, dėdė, ten pusseserės Čikagoje. Va. Ir gavom kvietimą. Kadangi viena pati
kiek tas buvo 90 metai, o 23 gimus, kiek ten buvo 67 ar kiek ten jau metų. Nu ką, važiavom abudu. Sakau, susitvarkiau aš čia tos popierius, vizas be jokių problemų, be nieko, nu ir išvažiavau. Nuvažiavau, paskambinau Keziui, susitikom su Keziu, jis mane ten priėmė, ten labai maloniai. Paskiau nuvažiavom pas kitą tokį Manfredą Jasevičių, Čikagoje fotografą, jis daugiau reklamą irgi ten, pas jį ten studijai pabuvom, parodė, kaip fotografuoji ten, jis ten visokias ten, vienu žodžiu, ten pabendravom. Buvom Čikagoje irgi, iki jis paskambina, tada irgi vieną dieną, vot reik fotografuoti, sako, aš negaliu, atvažiuoja Brazauskas su Rajecku. Nu gerai, galiu. Atvažiavo ne Kezys, bet tokį Pranį Šlutienę, irgi Amerikas lietuvių veikėja. Vienu žodžiu, mane nusivežė į aerouostą, sutikome tą Brazauską, į tą Rajecką, tik tiek, kad aš neturiu ne vienos nuotraukas. Ką fotografavau, viską aš jiem atidaviau su visa juosta. Į man žadėjo atsiųsti, taip ir neatsiuntė. Ir paskiau susitikimas Amerikoje, to Čikagoje, lietuvių centre buvo Lemonte, su Rajecku ir Brazausku, didžiausias balius ten, vos ne ant rankų juos ten nešioja, abudu. Ta Šlutienė sako, žiaurė, aš antikomunistė. Bet Brazauskas, va taip. Ir ten toks balius, toks priėmimas, aš ten, nežinau, kokius 5-6 juostas išvariau, viską atidaviau, ir man dar užmokėjai pinigų, ten kiek porą $100 davė. Tai čia gerai buvo? Čia buvo Jėzus Marija pinigai. Nu. Bet ir prašau, pradė, paskiau laišką gavo, nu paieškosiu, gavau laišką, paieškosiu, kur ten kas, bet taip ir paliko. Ir negavau nė vienos nuotraukos, ką aš ten prifotografavau. O galėjau biškį pagudrauti. Gaila. Galėjau biškį pagudrauti, bet jaunas durnas, nu. Bet jūs vykote į Ameriką kaip į komandiruotę? Ne, privačiai, grinai privačiai. Bet to pačiu pasinaudojau. Bet to pačiu ir irgi, savo visuomeninius darbus. Jo, dovanų parsivežiau dar, va, pavyzdžiui. Kezio kalendorius. Va, su jo autografu. Turit ar neturit muziejui? Muziejui turim. Va. Žinokit, turim irgi egzempliorių 90-ų. O tai dabar sakykit, prašau, tas santykis geometriks. Turim irgi. Aš čia, kadangi spaudinių rinkinys mano, tai žinau. Aš parsivežiau ir muziejui. Čia. Yra muziejui, taip. Man, užtai dabar pagalvoju apie tą santykį su išeivijos fotografais, su Keziu, tai jau vykot kaip pas pažįstamo fotografą. Ne, su Keziu mes nebuvom pažįstami visiškai. Pažįstami. Aš tik paskambinau jau, kai buvau Amerikoje. Ir tada jis žiauriai maloniai priėmė. Va, žmogus. Paskiau dar bendravom ir po to, vienu žodžiu, su juo nebuvom. Su Daugėla, mes jau buvom pažįstami, irgi susirašinėjom, vienu žodžiu, jis kits reikalas, bet Daugėla visai kitam Amerikos krašte, tai ten ir nesusitikom. Bet jūs daug po Sąjūdžio renginius vaikščiojot su fotoaparatu, čia jūsų daug yra tų nuotraukų. Ojei, ir Sąjūdžio suvažiavimas, ir Olimpinį komitetą atkūrimas, ir pirmieji mitingai Vilniui. Visur važiavau. Ir tarp kitko muziejui pas mumis Sąjūdžio grupių pirmieji susirinkimai vyko fotografijos muziejuje. Nes buvo tada ir, sakau, direktorius nieko nesakė viską, o pas mane susirinkdavo fotografai. O čia ateidavo ir aš, Mikalauskas, ten Dailydė, Rimkus, iš architektų tie, kurie buvo vieni iš tų Sąjūdžio Šiaulių iniciatorių, Kačinskas, kas ten dar, nebeatsimenu, Sėjūnas irgi, nu ir daugiau ten, aš dabar visų nebeišvardinsiu, bet pas mumis pirmieji tie susirinkimai vyko. Vakarį sėdim savo iki nakties.
susirinkimai, ką aptarnėdavo? Viską. Viską? Viską. Apie tą sąjūdžių kūrimą tai žinojau aš anksčiau jau, negu jis įvyko, negu tą birželį 3. Nes kažkur gegužės pabaigoj atvažiavo Antanas Buračas į muziejų. Ir ten Cicėnas, aš buvau, ten dar kažkas, ir tas Buračas sakė, laukit, šiom dienom bus tokie įvykiai, kad, ojojoj, jis nepasakė tiksliai, ką, bet sakė, laukit, bus. Sakė, organizuojam, bus tokie įvykiai, kad ir tada po kelių dienų tas sąjūdžio įkūrimas įvyko. Taip, kad muziejų galite įrašyti kaip pirmas taškas, kur Šiaulių sąjūdis ir pradėjo rinktis. Paskiau ten ir pas architektus, paskiau ir pas Mikalauską tam fotosalonė ten. Nu, vienu žodžiu, toks kaip ir centriukas buvo. Reiks atminimo lentą, kad... Ja, bet šitą nežinojau iš tikrųjų visiškai jokios informacijos. Nu, o pretekstas, nu ką, pas mumis vyksta fotografų susirinkimai, tie kultūros fakultetas, nu ten dar kažkas, parodų aptarimai, nu čia... Tarp kitko pastatas, o kai jūs kraustėtės į tą pastatą fotografijos muziejaus, ar ne, kas gal žinot, atsimenat, kas iki tol ten buvo tuose patalpose, kur muziejus? Nu, kažkokie įstaigas ten buvo. Įstaigas, mes buvom 2 aukšte, 3 aukšte dar buvo kažkokios kontoros, aš dabar net neatsimenu, kas ten buvo. Nu, paskiau kraustėmės, vitražas, nebėra vitražą. Jisai saugomas yra Frenkeliai mūsų ūkiniam daly. Na, kai darė tą vitražą. Jis išsaugoja esam. Atkreipė dėmesį į spalvas. Ne. Ne. Geltona, žalia, raudona. Reikės pažiūrėti. Tarybinių laikų vitražas. Va. Kažkaip neužfiksavau spalvų, kažkaip žiūrėjau, analizavau tą pačią ikonografiją. Nu tai va, atkreipkite dėmesį į spalvas. Ten su vienu kitu niuansu, bet... Bet čia sąmoningai buvo padarytos tos spalvos taip. parinktos, neatsitiktinai sąmoningai. Čia tas vitražistas taip darė. O tarp kitko, sausio 13 naktį dieną vaikščiot kažkur, fotografavot? Sausio 13? Taip. Kai viskas prasidėjo, tą dieną žadėjo važiuoti į Vilnių. Viską. Bet mano sūnus buvo. Jėzus Marija, kliksma ir visa kita, ne vienu žodžiu. Nu ir neišvažiavau. O tada dar Cicėnas vienu žodžiu pasakė, jeigu ką, visi į darbo vietas žiūrim, kad ko nors neišvoktų. Kažkas, kai prasidėjo, tada po miestą važinėjai tie autobusai, kai prasidėjo, aš kažkur apie kokį 11, 12, nežinau, nakties išvažiavau į muziejų. Ten dar porą kadrų padariau laukį, ten naktį daugiau sėdėjom muziejui. Va. Nu, sėdėjot muziejui, ką televizorių, radiją klausėt? Nei televizoriaus, nei radiją neturėjau. Na. Sėdėjom, išėjom pro langus. Teisingiau aš sėdėjau, nes daugiau niekada nebuvo. Bet kaip sako, Ukrainoje dabar irgi, žodžiu, muziejai. Nes buvo pasakyta, kad vienu žodžiu sėdėk. Čia nei ginklą, nei čia ką turėjai. Kiti laikai buvo. Sėdėjai, saugok. Kaip įdomu, man iš tikrųjų tas sąjūdžio susirinkimai, tokia naujiena. Neilgai ten pas mumis buvo, bet patys pirmieji tokie susibūrimai. Gera priedanga iš tikrųjų kultūros įstaiga. Nieks nieka. Atsakau, per tiek laiką, kiek dirbau, nebuvo jokių ten įsidirbinėjimų ten nei su saugumu, nei su kokiais glavlytais, nei ką. Viskas buvo normaliai. Kaip kitiem, nežinau. Bet vis tiek, sakykime, vykdavo tos parodos kolektyvinės, ar ne, tos teminės. Reikėdavo turbūt ir tą visą parodą ir jos sudėti, visas ir nuotraukos, kad būtų suderintos. Ar ten iš principo būdavo koncepcija tik tai derinama? Ką gaudavom iš draugijas? Jie tenai pasirūpindavo. Čia jau problemų nebuvo. Vietinis tas parodas, ar ten kokie
Ostašenkovo, ar ten dar kažką kitų, ar ten kokis kolektyvinis mūsų. Nu ką, susirenkam, ten aš, Mikalauskas, Dailydė, ten Rimkus Vytenis, ten dar kažkas, ateinam, nu ką, nu žiūrim. Nu tą eini parodą, tą neini parodą, tą eini, tą neini. O taip ir atranguodavom. Suformuoji ir viskas. Nebuvo taip, kad aha. Būdavo ir ginčių, man ta patinka. Ne, man ta nepatinka, man ta patinka. Nu, visko, tų nuomonių tai daug. Bet tai paprasčiausiai visi savi žmonės, visi taip darydavom. O paskiau kaip jau išdėlioti, jau čia kits reikalas. Ten, ta pirma, ta antra ir taip toliau. Nu. Toks bendruomeniškas laikas buvo. Jo, čia. Draugiškai. Nebuvo pas mumis tokių pjautinių konfliktų. Gal tarp atskirų ten kartais, nu, kaip sakau, ten, tarp vieną kitą, kas nesuein bio laukai ar dar kas nors. Tokių dalykų, bet bendrai tai nebuvo tokių, kad kas konfliktuotų. O dėl to fotomeno draugijos Šiaulių skyriaus, kaip atsitiko taip, kad nepavyko jo išlaikyti? Skyrius užsidarė. Skyrius buvo. Nu, tai... Neatsimenat. Prie manęs dar jis buvo. O paskiau jau nežinau. Kad ten buvo tas saloniukas, viskas buvo, ten jis ir veikė normaliai, ir parodas organizuodavo. Ir tas centras jų buvo. Tai va, tokie reikaliukai. Nu, kaip Mindaugai, kas dar iš pagal grafiką. Momentas, greičiausiai gal paskutinis jau, nes nemažai jau kalbam. Minėjot, kad ir Saboniui spausdinot nuotraukas ir fotografavot ar ne superfinalus, ar buvo kažkoks kontaktas, ryšys su Žalgirio krepšininkais to laiko, ar tiesiog tai buvo tiesiog spausdinama? Nu kaip, turiu nuotrauką, kur vienais metais fotografavau, kitais metais Sabonis man autografą davė ir Gomelskis ant tos pačios nuotraukas. O turiu tą originalią nuotrauką. O daugiau tai, kokie ten kontaktai. Turiu krūvą nuotraukų ir gatavų, dar daugiau į kompį. Nes atskira kalba turbūt būtų ir prie tų nuotraukų. Tai... Žiūrėt nuotraukas ir pat apie jas aptarti ar neprisimint, tai čia vėl turbūt reikėtų mums. Tai aš galiu pastatyti kompą, ten tų nuotraukų parodysiu, tai ojojoj.